Sveiki gyvi, jūsų dėmesio į Prizmę, prie mikrofono Aurimas Budraitis, o šiandien kalbėsime apie projektą Atverk ateities verslo komandą, apie to projekto eigą, rezultatus ir visus kitus dalykus. Šiandien su manim studijoje Henrikas Mykolaitis, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos Limpra direktorius ir projekto Atverk vadovas, bei Audrius Jasėnas, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos Limpra projektų vadovas ir projekto Atverk koordinatorius. Sveiki gyvi. Labai diena. Pradėkim nuo to, kokia projekto Atverk paskirtis ir ką reiškia jo pavadinimas. Projekto Atverk pavadinimas šifruojamas labai lengvai. Atverk ateities verslo komandą. Mes kreipiamės į studentus, mes kreipiamės į tuos, kurie po kiek laiko taps konstruktoriais, verslo organizatoriais, vadybininkais ir mes šiuo projektu siekiame suteikti jiems papildomą verslumo žinių, kad jų profesinė karjera vystytųsi sėkmingiau. Taigi šitas projektas yra nukreiptas į studentus, visų pirma į technologijų studijų srities studentus. Jūs esat kompanijos vadovas, siela. Kam jums reikia tų papildomų projektų? Asociacija Limpra, jos misija yra verslo konkurencingumo skatinimas ir verslo plėtra, darnioji verslo plėtra. Taigi, mes verslą neįsivaizduojame be ateities verslo, šios dienos veiklos mūsų didelė dalim yra nukreiptos į ateitį ir kada mes kalbam apie tai, kaip mes gyvensim ateityje, o ateityje turėtumėm gyventi, mes visi norim geriau negu dabar, tai yra kuriama pridėtinė vertė turėtų būti didesnė. Vakaruose šiuo metu vienas statistinis darbuotojas sugeba sukurti pridėtinės vertės maždaug 3 kartus daugiau negu Lietuvoje, atitinkamai mūsų algos yra tiek mažesnės, mūsų galimybės tiek mažesnės. Jeigu mes norim pasivyti ir galbūt pralenkti tos išsivysiusios šalis, žinome, mes turime rūpintis ateitim. Tai dėl to tokie projektai ir yra labai reikalingi. Tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko Limpra ėmė organizuoti šį projektą. Taip, tai yra vienas iš projektų, mes užsiimame ne tik su studentais, mes pradedame dar ir nuo pradinio klasių mokinių, bet be abejo studentai tai jau tai yra finišo tiesioji, kalbant apie jų mokslus, ir tai yra artimiausias papildymas, ir kada mes kalbam apie verslumą, tai yra labai svarbu, kad mes jį suvokiam kaip komandinį, gamybinį verslumą. O sakykit, ką tie studentai daro? Jie iškart ruošiami, kad būtų verslininkais? Studentai šitam projekte dalyvauja iš įvairiausių studijų sričių. Yra ir technologijos sritis, yra ir vadyba, yra ir iš viso socialiniai mokslai. O jeigu kalbant apie tą projektą, tai šito projekto esmė yra tokia, kad po tam tikros trumpos įžangos, tai yra keletą dienų, vėliau papasakos projekto koordinatorius detaliau, po įžangos, po verslumo pagrindų, studentai patys kuria savo verslo idėjas, jas vysto mentorių pagalba, ir galų gale atrinktos idėjas ir studentai suformuoti kaip komandos eina jų realizuoti. Tai žodžiu, praktiškai jie praeina visą natūraliai projekto metu, viso produkto kūrimo ciklą. Nuo idėjos, nuo rinkos žinojimo, nuo kliento žinojimo, iki technologijų, iki gamybos, iki verslo plano, kadangi jie rengs ir verslo planus. O tai matosi iškart, kuris tas studentas susidomėjęs, o kuris tikrai netinka tam visam reikalui? Pasakot? Visų pirma, pagrindinis kriterijus, kada mes kvietėm studentus, o paskui atrinkinėjom, kadangi laiks nuo laiko mes atrenkam sekančiam etapui, tai pagrindinis kriterijus tai yra studento motyvacija. Jeigu studentas yra motyvuotas, jeigu jis nori būti ar gerų konstruktorium, ar gerų verslininkų, žodžiu, jis nori pasiekti sėkmės šitam projekte, ne tik projekte, bet ir gyvenime, tai to pakanka. Jeigu jis to dalyko šiuo metu nemoka, jis išmoks. Ir tas projektas padėjo jiems mokytis. Ar galit surikiuoti eilės tvarka, ką ir kaip dalyviai atlieka šiame projekte? Visų pirma, studentai ir dėstytojai iš 6 aukštųjų mokyklų, mūsų partnerių šio projekto, dalyvavo informaciniuose renginiuose, kuriuose jie buvo supažindinti su būsimomis projekto veiklomis, galimybėmis jame, ir tokiu būdu sudalyvavo apie 1000 studentų ir apie pusę šių studentų nusprendė tęsti veiklas mūsų projekte ir jie atėjo į verslumo pagrindų mokymus. 500 studentų kažkur tai sudalyvavo kartu su dėstytojais
mentoriais verslumo pagrinduose, vėliau dalyvavo atrankoje, tęsė mokymus verslo idėjų vystymo ir išvystymo mokymuose, kur jie kartu dirbo ne tik su verslumo ugdymo specialistais, bet ir mentoriais, įmonių vadovais iš inovatyvių mūsų partnerių įmonių ir galų gale perėję šiuos etapus pakliuvo į verslumo ir techninės kūrybos centrus, kur 16 savaičių, ne mažiau kaip po 128 akademinės valandas, vystė savo idėjas, kūrė produktus ir rašė verslo planus. Galų gale po šio etapo patys geriausi pirmojo ir antrojo ciklo studentai iš pačių geriausių komandų vyko į stažuotę Suomijoje, Tamperėje įsikūrusi verslumo techninį centrą. Galite skirti kokius įdomesnius projektus? Taip, be abejonės. Projektai buvo labai skirtingi, nes ir sritis pačios jų vystymo buvo skirtingos tiek iš energetikos pusės, tiek atsinaujinantys energijos šaltiniai, elektrinis transportas, elektrinis apšvietimas, inovacijos sveikatingumui ir gyvenimo komfortui bei kokybei. Buvo kuriami treniruokliai, buvo kuriami inovatyvūs šviestuvai, krovikliai mobiliems telefonams, robotai plaunantis dangoraižių langus, elektromobiliai, kietų kuro katilai ir įvairūs kitokie inovatyvūs ir labai įdomus produktai. O jau yra kažkas, sakykime, išvystyta daugiau, ar kol kas tik projektai surašyti? Pavyzdžiui, robotai. Taip, mes turime netgi keletą sėkmės istorijų jau šiuo metu, nors projektas dar, kaip sakant, tik neseniai jo veiklos pagrindinės pasibaigė, bet kieto kuro katilas sukurtas studentų šiuo metu įrenginėjimas yra vienoje iš projekto partnerių įmonių, tai 150 kW galios katilas. Kitas labai įdomus produktas tai elektrinė pavara dviračiams. Studentai ne tik sukūrė prototipą, bet vėliau ir įkūrė įmonę ir šiuo metu yra gavę apie 200 šios elektrinės pavaros užsakymų iš viso pasaulio. Kas įdomiausia, ši elektrinė pavara yra labai lengvai užmontuojama per 30 sekundžių ant, nesvarbu ar tai yra kalnų ar sportinis dviratis, ir tau nereikia jokios papildomos įrangos ir tu su šia elektrinė pavara gali nuvažiuoti 25 km ir išvystyti 25 km per valandą greitį. Studentai kartu su įmonėmis sukūrė ir elektromobilį Toyota Aiku, perdarė jį visiškai. Taip pat sukūrė ir elektrinį traktorių, perdavė jau Skandinavijos rinkai. Labai kitas įdomus produktas - kokteilių maišymo aparatas. Įmonės labai yra susidomėjusios, barai yra labai susidomėję ir šiuo metu derėsi su studentais ir tobulina pačius produktus ir kalba dėl galimybių juos ateityje parduoti. Sakykime, kad parašytas geras projektas ir natūralu, kad jį vystyti reikia pinigėlio. Ką tada daryti? Visų pirma, reikia žinoti tai, kad mes kūrėm ne tik tai, kad popierius, bet mes kūrėm realius daiktus. Kitaip tariant, tą, ką Audrius pasakojo, kas yra, ar tai yra katilas, ar tai yra elektrinė pavara, tai buvo sukurtas arba prototipas, arba jau demonstracinis modelis, o galbūt jau ir pardavimui tinkantis dalykas. Plius dar buvo sukurtas ir jo verslo planas. Kitaip tariant, įvertinami jo ir kaštai, įvertinamas ir klientai, rinkos ir taip toliau. Bet jeigu kalbant apie tos pinigėlius, kaip jūs kalbat, tai be abejo reikia turėti galvoj, kad pats projektas, jo biudžete buvo numatyta kiekvienam produktui sukurti, studentiškam produktui, tokių buvo 30 sukurta apie 14 000 litų. Kitaip tariant, studentų komanda dirbdami po 5-6, vienas iš jų, pavyzdžiui, mechanikas, kitas ten konstruktorius, technologas, trečias pardavimų specialistas, ekonomistas ir taip toliau, dizaineris, jie kūrė savo, pavyzdžiui, elektrinę pavarą, savo tą produktą ir verslo planą ir jie savo įmoniai, tokioj mažoj komandos, reiškia įmoniai, turėjo tos 14 000 litų virtualių litų pinigų, už kurios jie įmonių konsultuojami, įmonių mentorių, jie planavo medžiagų pirkimą, paslaugų pirkimą, kitaip tariant. Tai iš tikrųjų buvo toks, vadinkim, jų savarankiškas darbas ir projektas, skirdamas pinigus, žinoma, būtent ir numatė, kad tai turi būti padaryti materialūs dalykai. Kas galėjo dalyvauti šitame projekte? Užteko būti studentu? Šiame projekte galėjo dalyvauti 1-2 studijų pakopos Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai. Galėjo dalyvauti taip pat dėstytojai iš mūsų partnerių aukštųjų mokyklų. Tai yra Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus kolegija, Vilniaus dailės akademija, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus technologijos
technologijų dizaino kolegija, šitų partnerių aukštųjų mokyklų. Čia jūs paminėjot visus tuos, su kuriais ir darėt šį projektą. Taip. Tiesa, turiu paminėti, kad dalyvavo studentai ir iš kitų aukštųjų mokyklų, taip pat prisijungė ir iš Vilniaus universiteto, iš Riomerio universiteto, iš Kauno technikos kolegijos. Tai projektas buvo atviras visų Lietuvos, kaip minėjau, aukštųjų mokyklų studentams. Apie visą šį projektą Atverk ateities verslo komanda, rytoj pratęsime apie tai kalbą, tik noriu pasakyti, kad projektas Atverk ateities verslo komanda iš dalies finansuojamas ES Europos socialinio fondo lėšomis. Aš Aurimas Budraitis, atsisveikinu iki kito karto. Iki.